Proga vienos iš sostinės mokyklų mokiniai buvo pakviesti į pilietiškumo pamoką. Ją vedusi Seimo pirmininkė Irena Degutienė pabrėžė, kad moksleiviai turi atsakingai žvelgti į valstybę ir aktyviai dalyvauti pilietinėme gyvenime, taip pat ir rinkimuose. Vilniaus Karaliaus Mindaugo vidurinėje mokykloje sujudimas. Vienos iš aukščiausių valdžios institucijų Seimo vadovo apsilankymas čia nekasdienis įvykis. Seimo pirmininkė pasveikinusi vyresniųjų klasių moksleivius Konstitucijos dienos proga akcentuoja, valstybėje be pagrindinio įstatymo neįsivaizduojama. Konstitucija apibrėžia visas mūsų bendro pilietinio gyvenimo sritis. Man tai yra kasdienė knyga, todėl kad mūsų darbe, ypač Seimo darbe, be Konstitucijos tu negali gyventi. Todėl kad kai rengiami įstatymai, tai pirmiausia, ko aš prašau Teisės departamento, ir tai yra nuostatos jau tokios aiškios, kad turi būti parašyta, ar neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, bet koks įstatymas. Ir turbūt Konstitucija yra tas dokumentas, kuri viską pasako. Kas yra tauta, kas yra visuomenė, kas yra valstybė, kokie yra ūkiniai santykiai, kokie yra socialiniai santykiai, kokie yra kultūriniai santykiai. Arba dar kitaip sakant, Konstitucijoje aprašyta nuo žmogaus gimimo, nes Konstitucija pirmiausia saugo gyvybę, iki pat žmogaus mirties. Seimo pirmininkė pasakoja moksleiviams apie Seimo darbą, Seimo statutą, Seimo santykių su prezidentu, vyriausybe, konstituciniu teismu, kitomis valstybės institucijomis. Paragina moksleivius atsakingai žvelgti į valstybę ir aktyviai dalyvauti pilietinėme gyvenime. Anot Irenos Degutienės, moksleiviai, kuriems jau sukako 18, turi būti aktyvūs piliečiai ir savo nuostatas bei poziciją reikšti Konstitucijos suteiktą teisę, rinkti savo atstovus į Seimą ir kitas renkamas pareigas, nes nuo jų rinkėjų priklausys, kokią Lietuvą matysime, kokioje valstybėje gyvensime po kelių ar keliolikos metų. Po susitikimo su moksleiviais Seimo pirmininkė bendravo ir su mokytojų kolektyvu.